Sveiki, mes iš grupės Trintukai ir norėtume apklausti keletą žmonių apie trinties jėgą. Esate girdėję apie trintį? Patogus dalykas, geras dalykas, negalėtume gyventi be jo. Naudojamas stabdant, bėgant. Kur gyvenime sutinkate trintį? Tai sakiau, stabdant, slidinėjant, bėgiojant. O kokį skirtumėt dvi rūšis naudojat? Kur būtų trinties žala ir nauda? Naudinga. Trintis kur būtų naudinga? Tai jaučiu stabdant naudinga. O, atsiprašau. O žalinga, tarkim, nenaudinga? O žalinga trintis. Nu tai taip pat stabdant, nes nusidėvi padangas. Ar žinote kažką apie trinties jėgą? Taip, žinau, biškai. Gal galite plačiau pakalbėti? Trinties jėga yra. Trinties jėga trukdo mums eiti, slidinėti, bet padeda atsispirti, ko gero. Taip, o kaip ją sumažinti ar padidinti? Sumažinti galime tiesiog sulyginti paviršių, o jeigu norite padidinti, tai ko gero padaryti nelygesnį paviršių. Ir kur jie atsiranda? Visur. Ant Žemės, kur nors, išskyrus kosmosą. Aišku, tai kosmose neegzistuoja trintis. Kokios yra trinties rūšis? Yra rimties trinties, yra slidimo, riedėjimo ir sklendimo. Sklendimo gal galite pakomentuoti, kaip pasireiškia? Pavyzdžiui, lėktuvas skrenda. Ir jeigu nebūtų trinties jėgos, tai tiesiog skristų, jis negalėtų nei stabdyti, nei greitėti. Tiesiog tas oras vis tiek sudaro trintį. Labą dieną. Labą dieną. Esate kad nors girdėję apie trintį? Kažkiek. Jo. O ką esate girdėję? Ką esi girdėjęs? Neatsimenu nieko. Iš fizikos. O kur gyvenime sutinka trintį? Pavyzdžiui, su snieglente, kalnu. Kur dar sporte, tarp smegenų? Sporte irgi kaip bėga, ties pasipriešia. O gyvenime? Gyvenime teko susakyti. Kur? Pats vairuoji? Vairuoju. Ką vairuoji? Šaldytuvą. Šaldytuvą. Dviratį ar vairuoji? Gal? Ne, kaip sam. Labą dieną. Ar esate gal girdėję apie trintį? Taip. O ką esate girdėję? Tai kūnų sąveikos jėga. Kažkas to. Kokia yra trinties nauda? Naudos turbūt nėra, yra tik trūkumai, nes tada kūnai sustoja. Kai pasibaigia jų energija pakinta į trintį kažkaip. O tarkim žiemą yra, važiuoja smėlių varsto kelią į žiemą. Tai trintį taigi padidina? Taip. O tai sakėt, naudos nėra? Tai naudos nėra, vis tiek tas smėlis kainuoja tam, kad mašinas tai sukėlė. Bet jeigu nebus trinties, tai mašina taigi susidurs vienas su kitas. Taip, bet tai kainuoja pinigus, kad trintis būtų. Bet jūs sakėt, kad trintis nėra naudinga. Kažkiek naudinga. O kaip yra trintį padidinti ir pamažinti, gal žinot? Trinti, padidinti reikia... O pamažinti? Tarkim, tepalais taip yra. Tepalais variklis tepamas tepalais. Trintis mažėja. Tai va, trintis yra naudinga. Tepant variklį tepalą. O gal esate girdėję, ar kosmos yra trintis? Ne. Ačiū už atsakymus. Ką žinote apie trintį? Trintis, žinau, fizikos dėsnis toks yra. Gal galima plačiau? Kaip pasireiškia gyvenime fizikas? Trinties jėga, nežinau, čia reikia pagalvoti gerai, kur pasireiškia. Kaip gali pasakyti, mašinos stabdžiai kaladėlės dyla, rinsta, kaista, jos automatiškai nuo trinties. Toliau, kas laužą gali sukurti medį, trinį, kaistas. Kaip reikia sumažinti, padidinti? Sumažinti. Tai čia nuo jėgos jau priklauso. Taip, kuo daugiau spausi, kaip sakant, ar hidrauliškai, ar rankiniu būdu, to ir trintis didesnė, kaip sakant. Ką žinote apie trinties jėgą? Jeigu trinties nebūtų, tai mes visi vaikščioti negalėtumėm, nes nesukiptų kojas su žeme.
Vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu trinties nebūtų, visi kūnai kristų vienodu greičiu. Nesvarbu, ar plunksna, ar švino gabalas. Aišku. Kas dar? Trintis ir naudinga, ir nenaudinga, nes trinties dyla. Mašinų dalis. Kokia nauda? O nauda, jeigu nebūtų trinties, tai įsivaizduokit 70 km per valandą lekiantį automobilį ir jūs iššokat prieš jį. Nėra stabdžių, nėra trinties, nėra stabdžių. O kaip būtų galima sumažinti ar padidinti trinties jėgą? Nu ką, sumažinti trinties jėgą galima tik tai tepalais, skysčiais, emulsijomis, o padidinti paviršiaus šiurkštumų. Aišku. O gal žinote, kas pirmas paminėjo trinties jėgą? Ir kada jis pirmą buvo paminėta? Maždaug. Manyčiau, kad kažkur tai ten jau Archimedo laikais buvo žinomas toks dalykas, dar anksčiau ko gero. Aišku, o kosmose ar egzistuoja trintis? Ką? Sakliu. Kaip čia pasakius, žiūrint kur. Aš noriu plaukti. Jeigu laisvai kosmose, ne, bet jeigu du daiktai susidurs kosmose, tikrai tarp jų trintis bus. Aišku, dėl užklauso. Labą dieną. Ar yra tekę ką nors girdėti apie trintį? Taip. O kur jums tai yra tekę girdėti? Kasdieninėje gyvenime susidurime su trintimi kiekviename žingsnėje. O kas yra trintis? Trintis egzistuoja, tai yra jėga ar ne, kuri egzistuoja tarp besiliečiančių kūnų. Kada vienas kūnas kito kūno paviršiumi rieda, slysta. O kokie yra trinties rūšys kokius? Trinties trintis, riedėjimo trintis ir slydimo trintis. Kur gyvenime sutinkama trintis? Tai jau minėjau, kasdieninėme gyvenime, o dabar mes stovim su turimi, ar ne? Tarp batų, padų ir tarp grindų egzistuoja rimtas trintis. O gal žinote, ką nors apie aerodinaminę trintį? Ore. Trintis, pasipriešinimas. Tai kai lėktuvas skrenda oru, tai bus aerodinaminė trintis? Taip. O į kas būtų, jei nebūtų trinties? Tada apskritai negalėtume vaikščioti, negalėtume skraidyti, negalėtume kasų pinti, negalėtume apskritai judėti. Visi daiktai judėtų. Gal žinote, ar kosmos yra trintis? Kosmose nėra trinties, todėl kad kosmosas yra vakuumas, yra beorė erdvė. Ačiū, pasakė. O kas pirmas paminėjo trinties jėgą ir kelintame amžiuje? Nu, bandysi spėti. Ko gero, Newtonas. Neteisingai. O trinties, gal žinom, yra trinties didinimo ir mažinimo būdai? Nu, tepalai. Taigi tepalai, kaip tau atrodo, ką daro? Man atrodo, kad mažinai. Taip, mažina automobilius. O kas didina, pavyzdžiui, trintį? Smėlis, druska. Smėlį kada reikia barstyti? Nes tai skirtus keliais. Taip, žiemos metu, kad... Čia aš jūsų klausiu. O aš jūsų klausiu. Tai šaunuolis abudu tada žinome, ne? Gal kur nors gyvenime sutinka trinti kur nors? Sakė žmogus, gyvenime. Niekur nesutinka trinties gyvenime. Kur aš trinti galiu sutinti? O tarkim, mašina trinas. Patrink, o tarkim vaikščiant. Ne. Nesutinkate? Tai jeigu nebūtų trinties, nepaitumėt. Nu va. Ką manai apie trintį? Čiamparai! Čiamparas! Čiamparas, rodžiai linkėjimai, nuo manęs mamai, atsiprašau, kad mama mane pagavo. Ai, prisigėrė, eikit kambarį.